Pusę šimtmečio daugiabučiuose veikiančius ir kone kiekvieną mėnesį remontuojamus liftus specialistai ragina keisti naujais. Gyventojai delsiame, tokie darbai ypač skaudžiai atsiliepia jų piniginėms. Tuo metu pavojingi sostinės liftai tiesiog išjungiami. Šis senas liftas Žirmūnuose gyvenantiems Vilniečiams tarnauja jau daugiau nei 50 metų. Keltuvas sumontuotas ir paleistas dar 1965-aisiais, kai kosmonautas Aleksejus Leonovas pirmą kartą žmonijos istorijoje išėjo į atvirą kosmosą. Tačiau lifto griaučiai taip pat sensta. Bendrovė jį remontuoja kiekvieną mėnesį, todėl siūlo gyventojams jį pakeisti. Nepaisant garbingo amžiaus, liftą tenka nemažai remontuoti. Vien per paskutinius 5 metus teko registruoti 60 pranešimų dėl užstrigusių keleivių. Taip pat apie 130 pranešimų dėl smulkių gedimų ir 7 kartus teko liftą remontuoti rimčiau. ES nurodo, jog liftas turi būti keičiamas arba nuodugniai remontuojamas po 25 metų nuo jo paleidimo. Tokių keltuvų sostinėje daugiau nei 3/4, tačiau gyventojai išsižadėti dešimtmečius tarnavusių liftų nenori, nes neišgali. Mat vidutiniškai keltuvo pakeitimas kainuoja 30 000 eurų, todėl reta laiptinė nori ir gali mokėti už naują brangų įrenginį. Tuomet, kai jau liftą institucijos sustabdo, šiek tiek vėlokai yra priiminėtos sprendimus, nes pats lifto keitimas trunka iki 3 ir daugiau mėnesių. Kol gyventojai priima sprendimą, dauguma turi priimti sprendimą, tai yra bendro naudojimo inžinerinė įranga, negalime tiesiog pakeisti dėl to, kad jis jau yra nebenaudojamas, sugedęs, vis tiek reikia gyventojų pritarimo. Kol būstų administratoriai kariauja su liftu keisti nenorinčiais daugiabučių gyventojais, kasdien keltuvus remontuojantys mechanikai ragina gyventojus atsargiau elgtis su technika. Mat dažnas liftas sugenda ne dėl savo amžiaus, bet dėl neatsakingo naudojimosi. Žmogus atvažiavo, kultūringai išėjo, o ne, bando ten kažką tai įėjęs, ten stumdyti tas duris ten ar kažką tai daryti kokius trečius veiksmus. Čia yra liftas keleiviams vežti, o ne krovininis, aišku, į kurių ten bando spintas, šaldytuvus ir dar kažką tai ten stumti. Šiuo metu daugiausia senų liftų yra sostinės Lazdynų bei Žirmūnų mikrorajonų daugiabučiuose. Būsto administratoriai neslėpia, jog imtis permainų gyventojų neskatina ir galiojantys įstatymai, pagal kuriuos už naują liftą turi mokėti ir pirmų 2 aukštų gyventojai, kurie praktiškai juo nesinaudoja.